Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai ir svečiai. Šiandiena yra 26 metų gegužės 26 diena, antradienis ir šį gražų besibaigiančio kalendorinio pavasario antradienį, beje paskutinį šio kalendorinio pavasario antradienį, aš kviečiu jūs į susitikimą, virtualų susitikimą ir šios laidos metu kalbėsiu apie elektros energetiką, daugiausia dėmesio skirdamas be abejo išmaniai apskaitos sistemai ir tai, kaip mums sekasi mm, spręsti šį klausimą, pasakysiu taip delikačiai, diplomatiškai, kaip mums sekasi bendrauti ir komunikuoti su energijos skirstymo operatoriumi ir valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kuri tai yra dvi tos pagrindiniai mūsų, pavadinkime taip, oponentai, su kuriais diskutuojame ir bandome rasti atsakymus į tuos klausimus, kurie mums atrodo, mums kaip vartotojams atrodo ir, pasakysiu, pagristai atrodo aktualūs. Ir iš karto pateiksiu vieną konkretų pavyzdį, kodėl tie klausimai, kuriuos mes keliame, yra aktualūs. Jūs turbūt didesnė dalis jūsų tikrai girdėjote, kadangi ta informacija buvo plačiai paskleista, paviešinta apie tai, kad iš valstybės įmonės registrų centro nutekėjo didelis kiekis asmens duomenų, vartotojų duomenų, tai labai jautrus duomenys ir, kaip nutekėjo. Jį tiesiog buvo įsilaužta į informacinės sistemas ir tie duomenys buvo pavogti. Tai aš dabar detalės nelysiu, kas ten, kaip buvo faktas tiesiog. Toks faktas yra, jisai jums yra žinomas. Ir ką tai sako? Tai sako, kad valstybės institucijų, tai aišku, valstybės įmonė registrų centras nėra valstybės institucija, tai yra valstybės įmonė. Nepaisant to, mes galime ją vadinti valstybės institucija. Tai rodo, kad valstybės institucijų ar valstybės įmonių galų gale, valstybės kontroliuojamų įmonių informacinės sistemos yra nesaugios. Be abejo, aš visada stengiuosi būti objektivus ir turiu pasakyti, jog šis konkretus pavyzdys, šis konkretus atvejis nutikęs su registrų centru ir iš registrų centro pavogtais asmens duomenimis savaime dar neįrodo, kad ir visos kitos informacinės sistemos, kurias yra sukūrusios valstybės institucijos ar valstybės įmonės ar, ar valstybės kontroliuojamos įmonės, kad jos yra nesaugios. Tačiau, sutikite, pagrindas abejoti tų informacinių sistemų patikimumu, yra ir jisai yra labai realus, labai konkretus. Tai kodėl aš apie visą tai pasakoju? Todėl, kad, kaip jūs žinote, vienas iš tų klausimų, vienas iš esminių klausimų, kuriuos mes keliame komunikuodami su ESO ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, su duomenų apsaugos inspekcija, su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru, jau kalbant apie išmanėją elektros energijos apskaitos sistemą, tai yra tos sistemos kaip tokios ir ta sistema perdodamų duomenų saugumas. Ir mes pagristai abejojame būtent jau šitos sistemos saugumu. Aš šiandieną tų priežasčių nevardinsiu, esu jas minėjęs, gal jau pereisim prie, reiškia, kai vėl, kaip čia pasakyti, mes turėsime jau kažkokį tai konkretų atvejį susijusi su tuo klausimu, aš būtinai pakomentuosiu, bet šiandien noriu tik tai pasakyti tiek, kad dėl išmaniosios apskaitos sistemos ir jie perdodamų duomenų saugumo mūsų keliami klausimai yra visiškai pagristi. Mes vadovaujamės
ta informacija, ta jos dalimi, kuri yra viešai prieinama apie šį investicinį projektą. Ir būtent ta informacija, kuri viešai yra prieinama, indikuoja, liudija, suteikia mažų mažiausiai pagrindą mums abejoti, kad išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos saugumu prieš patvirtinant investicinį projektą nebuvo tinkamai pasirūpinta. Tai čia aš labai švelniai pasakiau. Ir, kaip minėjau, konkretūs klausimai, kodėl ir konkretūs įrodymai, kodėl mes taip manome, jie yra išdėstyti ir į tuos klausimus anksčiau ir vėliau turės būti atsakyta. Aš tik tai vieną pasakysiu dalyką. Tai teisės aktai, kurie reglamentuoja išmaniosios apskaitos sistemos rengimą, labai aiškiai sako, kad asmens duomenų saugumu turi būti pradėta rūpintis jau ankstyvajame išmaniosios apskaitos sistemos kūrimo etape. Turi būti atliktas asmens duomenų poveikio asmens duomenims vertinimas, poveikio vertinimo ataskaita turi būti parengta. Toks dokumentas prieš pradedant ir derinant išmaniąją apskaitos sistemą nebuvo paruoštas. Oficialūs dokumentai liudija, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtindama investicinį projektą nežinojo, kokie bus taikomi asmens duomenų apsaugos standartai, nežinojo, kokie bus kokiomis techninėmis priemonėmis bus užtikrintas išmaniosios apskaitos sistemos kaip tokios saugumas, nes tuose oficialiuose viešai prieinamuose dokumentuose yra juodu ant balto parašyta, kad visus šitos klausimus, visi šitie klausimai bus sprendžiami darbo tvarka įgyvendinant investicinį projektą. Aš labai tikiuosi, kad tie klausimai darbo tvarka įgyvendinant investicinį projektą buvo sprendžiami, nors jokių įrodymų mums kol kas nei ESO, nei Vertas, nei kibernetinio saugumo centras, jokių tokių objektyvių, patikimų įrodymų, kuriuos būtų galima pačiupinėti, perkeltinę prasme kalbant, nepateikė. Bet pats faktas, kad derinant investicinį projektą šios klausimus buvo palikta, klausimus susijusius su apskaitos sistemos saugumu buvo palikta spręsti darbo tvarka įgyvendinant projektą, rodo, kad mažų mažiausiai buvo nesilaikyta teisės aktais nustatytos, kaip aš minėjau, išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo tvarkos, kurioje yra aiškiai pasakyta, kad tokie klausimai turi būti apspręsti ankstyvajame šitos sistemos kūrimo etape ir nuo techninių parametrų, kurie arba nuo techninių reikalavimų, nuo techninių priemonių ir nuo įrangos, kuri bus naudojama duomenų perdavimai, priklauso ir paties investicinio projekto vertė. Iš šitos klausimus, derindama investicinį projektą, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba privalėjo žinoti. Aš čia labai taip esmę pasakiau. Jeigu dar eiti gilyn, tai būtų galima ir daugiau pasakyti, bet aš jūsų nevarginsiu, nes yra ir tokių žiūrovų klausytojų, kurie mane kartais skubina, ragina kalbėti greičiau. Ne, mėlyje, aš greičiau nekalbėsiu, aš kalbėsiu tuo tempu, kaip esu kažkada sakęs, kuris man yra patogus. Ir kadangi mano tikslas yra jums pateikti informaciją taip, kad jūs ne tik žinotumėte, bet ir suprastumėte, kodėl aš keliu tą klausimą, kodėl aš jį aktualizuoju tą klausimą
ir kad jūs turėdami didesnį žinių bagažą, atitinkamai patys savarankiškai galėtumėt efektyviau ginti savo teises, bendrauti su inžinieriu, būtumėt labiau pasikaustę, kaip sakant, ir labiau savimi pasitikėtumėt, turėdami didesnį žinių bagažą. Tai gal dėl to nukenčia peržiūrų skaičius ir žiūrovų skaičius ir prenumeratorių skaičius, bet mano tikslai yra kiti ir aš juos jums įvardinau. Tai čia vienas pavyzdys iš gyvenimo apie registrų centrą ir kaip visa tai yra susijęs su išmaniosios apskaitos sistemos dėgymu. Kitas klausimas jau ne su išmaniaja apskaitos sistema susijęs, bet su elektros energetika. Perskaičiau tokį pranešimą spaudoje apie tai, kad tiekėjai, elektros energijos tiekėjai, atsiprašau, taip vadinami nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, konkrečiai tiekėjas Enefit įmonė, tikrai girdėtas jums pavadinimas, nusprendė taikyti, kaip čia pasakyti dabar, minimalų sąskaitos mokestį. Klausimas nėra aktualus kiekvienam vartotojui, nes turbūt nesuklysiu sakydamas, didesnioji dalis vartotojų, na, už elektros energiją jų valdomam objekte, už elektros energiją, kurią sunaudoja per kalendorinį mėnesį, moka didesnę sumą negu 20 eurų, bet jeigu vartotojas, mintis kokia yra šito tiekėjo, kad jeigu vartotojas sunaudojo tam tikrą skaičių kilovatvalandžių ir pagal tarifą, kilovatvalandės tarifą, kuris vartotojui yra taikomas pagal pasirašytą sutartį, sąskaitos suma yra mažesnė negu 20 eurų, tai tokiu atveju vartotojas vis tiek turės sumokėti mažiausiai 20 eurų, 20 eurų sumą. Tai nežinau, kaip čia pasakyti, nežinau. Aš stebiuosi, taip pasakysiu, aš dabar stebiuosi pirmąją reakciją, kurią išgirdau iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Tai valstybinis reguliuotojas, kuris turėtų prižiūrėti rinką ir kad tiekėjai nepiknaudžiautų tą rinką, jisai, aš taip supratau, jo pozicija yra tokia pakankamai palanki vartotojo atžvilgiu, tai yra tiekėjo atžvilgiu. Nu, ne tai, kad palanki, bet jisai nemato tame jokios problemos, nemato jokio teisės aktų pažeidimo, dėl to, kad tiekėjas iš vartotojo reikalaus mokėti sumą didesnė negu kad vartotojas faktiškai sunaudojo elektros energijos per ataskaitinį laikotarpį, per kalendorinį mėnesį. Tai jie sako, turiu omenyje Vertas, sako, mes Enefitą kviesime, mes bandysime pasiaiškinti jų poziciją, išgirsti jų argumentus, kodėl įmonė Enefit tokią nusprendė taikyti praktiką. Tiesa, jie pabrėžia, kad šita praktika bus taikoma tik naujiems klientams, pasirašantiems naujas sutartis. Tai jeigu, taip tariant, aš suprantu, kad kiekvienoje sutartyje bus įvardinta minimali sąskaitos suma. Jeigu jūs vieną mėnesį sunaudojate, sakykime, elektros energijos skaičių tam tikrą kilovatvalandžių pagal įkainį sudauginus yra sąskaitos suma 25 eurai, tai jūs ir mokėsite 25 eurus. Jeigu kitą mėnesį jūs buvote išvykę, sakykime, atostogavote ir tą mėnesį nesumokėjote, tai yra nesunaudojote, atsiprašau, kad ir nei vienos kilovatvalandės elektros energijos, arba sunaudojate tokį skaičių kilovatvalandžių elektros energijos, kad jį padauginus iš kilovatvalandės kainos sąskaitos suma, tarkime, yra 10 eurų, jūs mokėsite vis tiek, reiškia, minimalę tą sąskaitos sumą 20 eurų. Tai
Aš manau, kad čia toks yra pabandymas dabar pasižiūrėti, kokia bus rinkos reakcija, pasižiūrėti, kaip reaguos valstybinė energetikos reguliavimo taryba. O aš kaip minėjau, jinai taip lyg ir palankiai tą vertina, kad nu, čia nėra jokios problemos, čia yra laisva rinka ir tiekėjai, kadangi jie yra nepriklausomi, tai jie gali daryti, ką nori. Nors aš dėl to labai ir labai abejoju ir sakau, yra dar ir kitų klausimų, pavyzdžiui, ir tie. Nepamirškime dar to dalyko, kad dar yra visi praktiškai tiekėjai, tie nepriklausomi, įvedę į sutartis tokį elementą kaip e, abonentinis mokestis, mėnesinis abonentinis mokestis, 2 eurai, 3 eurai, ten, nu, priklausomai nuo to, kada jūs pasirašėte sutartį. Bet tai yra dar šitas elementas, kuris man taip pat kelia abejonių dėl jo teisėtumo, o valstybinė energetikos reguliavimo taryba bent kol kas tame problemos nemato. Aš linkęs esu manyti, kad grįžtant prie Nefito atvejo, kad tokie tiekėjo, kad ir nepriklausomo tiekėjo, na, veiksmai prasilenkia su įstatymu. Čia, aišku, tiesiogiai tokios įstatyminės nuostatos, kurią būtų galima pasiremti argumentuojant ar oponuojant įmonėje Nefit, nėra, bet yra visada teisėje yra ir tam tikri principai. Ir jeigu kalbam apie įstatymą, pavyzdžiui, elektros energetikos įstatymą, tai yra to įstatymo tikslai, principai, kuriais yra tas įstatymas paruoštas ir pati rinka veikia. Na, sakau, drįstu manyti, kad tokie NFIT įmonės veiksmai yra neteisėti ir ko aš labiausiai bijau? Labiausiai bijau, kad tuo pavyzdžiu užsikrės kiti tiekėjai ir jeigu šiandien įmonė NFIT kalba apie tai, kad minimalus sąskaitos mokestis arba minimali sąskaita, minimalus mėnesinė yra 20 eurų, tai o kas gali paneigti galimybę, kad po metų, po dviejų, o gal dar greičiau, tai jau bus ne 20 eurų, o 50 eurų, o paskui jau ir 100 eurų. Aš analogą čia matau kaip su mobiliojo ryšio, sakykime, operatoriais, mobiliojo telefono ryšio operatoriais. Bet čia mes turim truputį kitą situaciją, ir ne, mes mokame mėnesinį mokestį, tam tikrą fiksuotą, dažniausiai taip yra dabar jau. Ir mes gauname neribotą minučių skaičių, neribotą žinučių SMS skaičių, nu ir tam tikrą ribotą kiekį duomenų perdavimo. Bet pokalbių minučių skaičius yra neribotas. Tai aš sakyčiau, galbūt netgi sutikčiau taip, kad jeigu būtų, mes mokame fiksuotą mėnesinį mokestį įmonėje Nefit 20 eurų ir mes pleškiname tiek elektros, kiek mes tik tai pageidaujam, ar ne, kiek tik tai mes norim. O tokį variantą aš sutikčiau pasvarstyti. Nu, gerai, čia yra, sakykime taip, dar klausimas toksai diskusijų stadijų. Dabar dar kartelį grįžtam prie išmaniosios apskaitos sistemos ir jau prie konkrečių atsakymų, kuriuos mes gauname į klausimus, kuriuos aš pateikiu įmoniai ESO, valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, pagal man įgaliojimus suteikusių vartotojų, reiškia, jūsų vardu pateikiu. Tai, kaip minėjau, klausimus šitom institucijom mes pateikėme dozuotai, ne visus iš karto. Tam yra tam tikras paaiškinimas, kodėl mes taip darome. Pirmiausia, na, aš beje visada kreipdamasis į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir JESO tame rašytinėme kreipimėsi nurodau, kad jūs atsakydami, taip, tokį kaip ir patarimą duodu, bet jisai, aišku, yra ir su šiek tiek ironijos, su sarkazmu dozę, kaip sakoma, patraukiu per krūminį. Aš pabrėžiu, sakau, jūs prisiminkite, ką jūs jau esate atsakę ir galvokite apie tai, ką jūs atsakysite į klausimus, kuriuos mes dar tik pateiksime ateityje. Nes kai dozuotai yra pateikiami klausimai, tai įmonė ESO ar vertas, kokie jie protingi
bebūtų, mes vis tiek esame už juos protingesni. Ir jie ne visada gali nuspėti, kokiu tikslu mes tą klausimą užduodame. Ir nežinodami klausimo uždavimo tikslo, jie negali būti tikri dėl to, kokį atsakymą į tą klausimą reikėtų pateikti. Kad po to šitų atsakymų jie save patys neįvarytų į kampą. Tai aš esu jau šitą dalyką aiškinęs ir todėl mes, sakau, kalbėdami apie išmanę apskaitos sistemą atskirais klausimais, ar duomenų saugumo klausimais, ar asmens duomenų saugumo klausimais, ar dėl išmaniosios apskaitos sistemos techninių parametrų, funkcinių parametrų, mes ne iš karto visus klausimus tam tikroj temai užduodam, bet juos pateikiam tam tikra seka, iš anksto gerai apgalvojus visą tą grandinėlę, kaip yra toks žaidimas žodžių grandinėlė. Na ir dabar konkretus klausimas yra dėl investicinio projekto, kurį suderino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 metais rugsėjo mėnesį. Ir aš esu pasakojęs apie tai, kad to investicinio projekto, kurį paruošė ESO derinimas, buvo atliktas surašant Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tam tikrą pažymą. Ta pažyma yra paviešinta, ne visa informacija toje pažymoje, kuri yra atskleista, bet didžioji dalis informacijos, sakykime taip, yra paviešinta iš tos pažymos. Na ir reikalas yra toks, kad tais pačiais metais, 2019 metais, birželio mėnesį, Europos parlamentas, taryba priėmė direktyvą, kuri reguliuoja, tame tarpe reguliuoja ir išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo klausimus. O toje direktyvoje dar yra nuoroda į 2012 metų Europos komisijos rekomendaciją dėl išmaniosios apskaitos sistemos dėgymo. Ir toje 2019 metų birželio mėnesį priimtoje direktyvoje yra paaiškinta, nurodyta, kad diegiant išmanę apskaitos sistemą yra privalu vadovautis toje direktyvoje nustatytais reikalavimais, o taip pat tais reikalavimais, kurie yra nustatyti 2012 metų Europos komisijos rekomendacijoje. Ir mes užduodami klausimus įmoniai ESO, Vertui, apie tą investicinį projektą, kuris šiuo metu įgyvendinamas yra ir kuris buvo suderintas 2019 m. rugsėjo mėnesį, tai yra po to, kai direktyva buvo priimta. Mes referuojame, nukreipiame būtent į tą direktyvą, į tą rekomendaciją Europos komisijos, kuria yra privalu vadovautis, rengiant investicinį projektą ir jį derinant. Ir mes sakom, ar jūs vykdėte tą, kas yra nurodyta rekomendacijoje, ar jūs atlikot tą, ar jūs šitą dalyką atlikot taip, o ne kitaip. Ir kurį laiką Vertas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atsakinėjo. Tai čia tuo labiau pažymoje, Verto pačioje pažymoje yra pasakyta, kad rengiant investicinį projektą buvo vadovautasi direktyva, buvo vadovautasi ta Europos komisijos rekomendacija. Bet dabar, kai mes jau, sakau, dozuotai jiems klausimus pateikėm ir jau jie dabar pamatė, kad jie atsidūrė aklavietėje, tai dabar gegužės 19 dieną yra 2 atsakymai gauti iš Verto. Jau tuose atsakymuose jie pradeda aiškinti, kad, žiūrėkit, jie mums taip sako, direktyva buvo priimta 2019 birželio mėnesį. Tačiau direktyva nėra tiesioginio taikymo teisės aktas. Jie šiuo atveju yra teisūs. Direktyva nėra tiesioginio taikymo teisės aktas. Tai reiškia, paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad direktyvos nuostatos automatiškai kiekvienoje ES valstybėje neveikia, negalioja. Kad tos direktyvos nuostatos valstybėje galiotų, nacionaliniai parlamentai, šiuo atveju mūsų Seimas, turi priimti atitinkamą įstatymą arba tam tikro įstatymo pataisas, kad į tą įstatymą būtų direktyvos nuostatos perkeltos.
Tai mūsų Seimas tos 2019 metų direktyvos nuostatas į elektros energetikos įstatymą perkelė 2011 metų, atsiprašau, 2021 metų lapkričio 11 dieną, o įsigaliojo šitos pataisos nuo 22 metų sausio 1 dienos. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte buvo išdėstyta, kad šitas įstatymas, elektros energetikos įstatymas, yra keičiamas todėl, kad įstatymė nėra nuostatų įpareigojančių dėkti išmanėją apskaitos sistemą. Nėra nustatyti techniniai funkciniai parametrai išmanėją apskaitos sistemai. Nėra nustatyta teisės pareigos, įgaliojimai, atsakomybių ribos, kiek tai yra susijęs su išmaniaja apskaitos sistema. Taigi įstatymas 21 metais buvo keičiamas su tikslu įtraukti į tą įstatymą 2019 m. birželio mėnesį priimtos direktyvos nuostatas, kad visi šitie klausimai būtų sureguliuoti mūsų nacionaliniu įstatymu. O investicinį projektą, priminsiu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2019 m. rugsėjo mėnesį. Ir jie, kaip minėjau, mums dabar aiškina, kad žiūrėkit, mes tada, kai derinom investicinį projektą, direktyvos nuostatos į įstatymą dar nebuvo perkeltos. Ir mes neprivalėjom čia jokiomis direktyvomis vadovautis ir suprasti turim taip, kad nebuvo jomis vadovautas. Bet reikalas yra tas, kad 2021 metais, kai Seimas priėmė tą mano minėtą įstatymą ir direktyvos nuostatas perkelė į elektros energetikos įstatymą, išmanioji apskaitos sistema Lietuvoje dar nebuvo pradėta diegti. Ar ten vyko visokie konkursai, vyko teismai dėl tų konkursų ir taip toliau ir panašiai. Ir išmanioji apskaitos sistema buvo pradėta diegti tik tai 22 metų Liepos mėnesį. O į nacionalinę teisę perkeltos direktyvos nuostatos įsigaliojo nuo 22 metų sausio 1 dienos. Ir svarbiausias dalykas yra tai, kad elektros energetikos įstatyme, va tame straipsnėje, kurio buvo pakeistas įstatymas būtent dėl direktyvos nuostatų, 48 straipsnėje 12 dalyje yra pasakyta, kad šitas straipsnis, tai yra 48 straipsnis, kuris nustato visus tuos reikalavimus, ką aš pirmiau minėjau dėl išmaniosios apskaitos sistemos, jis yra taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms. Vadinasi, tos išmaniosios apskaitos sistemos, kurias ESO pradėjo diegti tik tai 22 metų Liepos mėnesį, joms direktyvos nuostatos, kurios jau buvo perkeltos į mūsų nacionalinį įstatymą, jau buvo taikomos pilna apimtim. Ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba privalėjo visus tuos klausimus peržiūrėti, ar tai, ką planuoja atlikti ESO, atitinka tai, kas yra nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo priimtų ir įsigaliojusių įstatymų, kuriuo 2019 m. birželio mėnesį priimtos direktyvos nuostatos ir buvo perkeltos į mūsų nacionalinį įstatymą. Tai tuo tikslu aš šiandieną parengiau ir Valstybinė energetikos reguliavimo tarybai išsiunčiau dar vieną paklausimą, jį išsiunčiau man įgaliojimus suteikusių elektros energijos vartotojų vardu. Ir čia yra tas dar vienas pavyzdys, kaip minėjau, klasikinis pavyzdys, kaip mes gražiai, tvarkingai juos įspraudėme į kampą ir pagavome vėlgi, nenoriu sakyti meluojant, o gudraujant. Tik tai tas gudravimas yra nevykęs, nes, kaip sakiau, pasikartosiu, ir čia nėra jokios arogancijos, Vertas ir ESO ten taip pat yra protingi dirba žmonės, bet mes už juos esame protingesni, išmintingesni, sumanesni ir gudresni. Aš dėkoju, ačiū, sakau pirmiausia taip, ačiū visiems, kurie klausėsi. Ir nuoširdžiai dėkoju, kurie
tiems iš jūsų, kurie mane išgirdo, kurie turėjo kantrybės išklausyti mano monologo iki galo. Jūs esate patys šauniausi, jūs esat patys žingeidžiausi ir man tikrai yra malonu su jumis bendrauti ir džiaugiuosi, kai jūs susitikimų metu prieinate ir mes jau diskutuojam su jumis ne kaip, atleiskit už tokį palyginimą, jūs jau ne kaip kokie ką tik išsiritę viščiukai, kurie nesusiorientuojate ir nesuprantate, apie ką mes kalbam, jūs puikiai susiorientuojat, puikiai suprantat ir jūs man pasakojate savo patirtis iš kontaktų su ESO inžinieriais ir kaip jūs jiems sugebat atsakyti ir paaiškinti ir išdėstyti viso šito klausimo problematiką. Tai tikrai negali nedžiuginti, aš dėl to labai džiaugiuosi ir dar kartą dėkoju už tai, kad esate kartu, už tai, kad palaikote, remiate mano veiklą, palaikote gerų žodžių, padrasinate ir mes visi kartu bendromis jėgomis toliau judėsime į priekį. Jeigu kas turite kokių klausimų, jeigu kas turite kažkokių tai pageidavimų, jeigu turite norą ir galimybę prisidėti prie šito teisinio proceso, paremdami veiklą finansiškai, rašykite man elektroninio pašto adresu, kurį rasite šios laidos aprašyme. O dabar linkiu visiems jums ir savo gražios ir prasmingos dienos. Atsisveikinu iki kitų greitų susitikimų.